kartu su mumis nuostabiajame renginyje. Taip, Lietuvos balsai chorų Eurovizija. Net 7 chorai dalyvauja mūsų konkurse ir jis skirtas išsiaiškinti tą, kuris atstovaus Lietuvai Vienoje vyksiančiame chorų šou europinėme. Mes iš karto pristatome visus 7 chorus ir pradedame nuo Vilniaus universiteto jungtinio choro vadovė Rasa Gelgotienė. Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras Ave Vita vadovas Kastytis Barisas. Taip pat dalyvauja nepriklausomas merginų choras Viva vadovė Vilija Mažintaitė ir Valerija Skapienė. Taip pat Artūro Noviko džiazo mokyklos choras Jazz Island vadovas Artūras Novikas. Žinoma, plojimų nusipelno ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centro choras Kyvi vadovė Danguolė Aikštelėnė. Nusipelno Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė vadovė Danguolė Beinarytė. Iš tikrųjų siaubingas triukšmas. Taip, dalyvių daug ir smagu visus pristatyti. Taip pat Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos Liepaitės merginų choras vadovė Jolita Vaitkevičienė, mokytoja Sabita Jaraminienė, Nina Timofejeva, koncertmeisterė Eglė Kasteckaitė. Oi, koks didžiulis triukšmas ir jūs turbūt žinote, kad konkurse yra svarbiausia išsiaiškinti, kuris geriausias choras ir tai daro komisija. Juos vertina komisija. Ją skubame taip pat pristatyti. Pristatyti nutilus plojimams, visiems šūksniams, pristatome tyloje komisiją. Vilniaus simfonietos orkestro dirigentas Vytautas Lukočius. Taip. Santūrus plojimai. Profesorius Vytautas Miškinis. Muzikologė Zita Kelmickaitė. Ir dirigentas, kompozitorius, docentas Laurynas Vakaris Lopas. Gaila, kad žiūrovai galės balsuoti tik finalinėme etape, o finale chorų liks ne 7, o 4, iš kurių išrinksime 1 jau kartu su jumis žiūrovai ir siūsime į Austriją. O tuo tarpu pažiūrėkime galbūt trumpai lentelę, kaipgi praėjusios savaitės balsavimas lėmė chorų išsirikiavimą turnyrinėje lentelėje. Visą savaitę žiūrovai portale delfi.lt galėjo balsuoti už jiems labiausiai patikusi chorą. Daugiausiai žiūrovų balsų pelnė Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė ir jam atitenka vienas papildomas Delfi.lt skaitytojų balas. Pradžiai norėtume pakelti jums ūpą ir visiems Vaido Baumilos gerbėjams, kadangi jis svečiuose kartu su jungtiniu projekto choru sudainuos Nuostabų kūrinį. Kūrinio pavadinimas yra Mano kraštas ir dažniausiai per šį kūrinį visi žiūrovai atsistoja. Taigi, striktelkite nuo minkštųjų sofkučių ir kviečiame Vaidą Baumilą, kuris įneša šventinės nuotaikos. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis. Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja, ji atvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jūs grožio tiek yra, tiek ir pakanka, jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos negandos aplenkia, mano žemė man vieninteliai namai.
niekada aš nepamiršiu, bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės. Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, kai mane namo pakvies. Vien tai yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ir tavo pradžia, ir tavo pabaiga. Vien tai yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ir tavo pradžia, ir tavo pabaiga. Ir tavo pradžia, ir tavo pabaiga. Nuostabu, kad jūs vėl sugrįžote. Tai yra unikalus, didžiausias Lietuvoje gyvo garso koncertas, konkursas. Lietuvos balsai chorų Eurovizija. Ir šio vakaro tema yra pop klasikos kūriniai. Pop klasika. Kas tai yra, galėtų klausti kiekvienas iš jūsų, bet geriausiai apibūdinimus žino mūsų komisijoje sėdintis muzikos šulai. Gerbiamasis Vytautai Miškini, kas yra pop klasika? Tai tas popsas, be kurio pasaulis neapsieina. Tai yra tas popsas, kuris viršūnė popse. Tikimės, kad tai ne intelektualaus pobūdžio šis vakaras, o daugiau pramoginio, kadangi pop yra daugiau pramoga. Ir jau mums už nugarų išsirikiavęs Jungtinis Vilniaus universiteto choras, tad jiems palinkėsime, ko gero... Sėkmės, bet labiausiai sėkmės palinkėsime jų vadoviai Rasai Gelgotieniai. Ir jie atliks ABBOS kūrinį Thank You for the Music. Kągi, kviečiame meno vadovę ir klausomės ABBOS. Prieš kiekvieną tokį ar didesnį, ar mažesnį renginį visada būna paskutinis vadovės žodis. Nebebūna sakomas kažkokios, ką reiktų dar, padarykim tą, padarykim aną, bet tiesiog priimkim taip kaip šventę ir tiesiog puikiai pasirodykim. Tai yra elitas jaunimo, tai yra labai protingi, labai, sakyčiau, įdomus, kartais originalūs žmonės, talentingi žmonės. Man būtų didžiulis minusas, jeigu aš nesugebėčiau padaryti, kad jie kokybiškai muzikuotų. Taip pat ir jeigu mūsų norai yra pažinti muziką, mes turim kokybiškai dainuodami ją pažinti, kitaip mes jos nepažinsim. Arba jeigu mes norime universiteto vardą garsinti, mes taip pat negalime garsinti nekokybiškai dainuodami. Jeigu mes patys norim tobulėti vokaliai, sakykime, mes taip pat, žodžiu, čia viskas atsimuša į tai, kad reikia siekti kokybės dainavimo ir tik per tai mes tada viską galim padaryti, ką norim. Aš pati labai disciplinuota, galiu labai daug dirbti ir esu labai reikli kitiems, nes man iš tiesų 5 minučių pavėlavimas yra labai didelis pavėlavimas. Dauguma pastebi iš karto, kad jinai yra labai reikli ir mes iš tiesų labai dėl to džiaugiamės, todėl kad atėję mes galim visą laiką tobulėti. Taip pat jinai yra labai kūrybinga, kiekvieną kartą pažiūrė naujų idėjų ir iš pradžių mes būna sutrinkam ir tik po to suprantam, kad iš tiesų ta idėja yra gera ir mes ją galim labai puikiai įgyvendinti.
Na kągi, pasiklausėme Jungtinio Vilniaus universiteto choro. Ponia Rasa, kaip jums pačiai? Smagi daina. Jūs turbūt nematėte, kadangi stovėjote nugarą į komisiją, o aš pastebėjau, kaip kompozitorius ir dirigentas Laurynas Vakaris Lopas net rankomis mosavo, aiškindamas savo kolegoms kažką. Kągi jūs ten aiškinat dainos skambėjimo metu? Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Mane suglumino tai, kad aš neišgirdau abos. Abos čia nebuvo. Buvo bonė. Aš tai pasigėdau. Nepatiko. Raselė. Ne aba. Tai 5. Liaukitės. 8. 8. O. Nes intonacija tai tikrai nuostabi, ansamblis yra, bet abos nebuvo. Čia stilistiniai dalykai skambesio. Nežinom, kokia Tų pipirų nebuvo. Pipirų jums reikėtų. Šalia sėdinti dama jums galėtų tiek pipirų. Oi, bijau. Taip, jos bijo. Beje, Zita, ant jūsų stalelio, ar ne pipirinė kartais? Oi, ne, gerbiamas. Peleninė. Ne. Ką ten turit? Onutė iš Anglijos. Žiūrėdama. O pirmos laidos pikšt iškart siuntinėlį. Sausainukai. Sausainukai, Va, kaip haliucinogeniniai. saulytė, sakė, tie jauni veidai švietė. Ir tebe šviečia. Va, pažiūrėkit, matot, kokią saulę. Čia toks sausainiukas. Duosiu visiems ir jums duosiu atsikas, kai ateisite. Kaip aš myliu universiteto chorą ir kaip liūdna, kad aš jums šiandien parašysiu neaukštą pažymį. O kodėl? Klausykit, kas jums tuos judesius taip surikiavo? Jūs kaip iš kokio šito tokio džim... Čia dėjo, malėsi. Tokie 5 metų vaikai. Tik rimti vyrai ir panelės. Man tiesiog net gėda 8. Oho. Vertinimai tikrai nedvelkia šilumo optimizmu. Gal... Na, jūs įsivaizduokit. Austrijoje išeitumėt ir šitai vanotumėtės. Tai tik vantas padok, tai tada bus vantų nebėra, ane? Eik. Profesorių Vytautai Miškinį, kaip jūs vertinate, Vytautai? Aš vertinu abavų. Čia V parašyta paskui iš tabą, tai aš apečiau koją. Vilniaus universitetas, abavų. Vis tiek mes čia pasodinti, nenorit vertinti garsą. Tie judesiai, aišku, man irgi glumino, aš žiūrėjau, kad čia biški nerimsta mano kaimynai. Truputėlį naivoka. Demonstruot, kad čia širdys ir demonstruot, kad tave myliu, o ne save myliu. Aš nežinau. Aš nelinkęs taip skriaust, bet vieną dalyką galiu prikišti. Sunkiausia dainuoti unisoną. Kai yra daugia balsumas, galima pasislėpti ir orkestras čia užtušuoja. Unisonas buvo kreivas. Atsiprašau. 8. Trečias 8. Oho, šiandien rimta kova prasideda. Kągi, Vytautai Lukočiau, jūs visuomet dvelkėte nepaaiškinamais vertinamais. Ko man trūko iš jūsų šiandienos pasirodymo? Vienintelio dalyko. Jūs turite mylėti tą laiką ir tą momentą, kuomet esate ant scenos. Ir kai dainuojate, jūs turite ten būti visų savimi ar visomis savimis. Jeigu jau keliat ranką, tai tada iš visos jėgos. Ir tada mes visi gauname tą jūsų laišką, kurį siunčiate rektoriui, kad sumažintų mokėjimą už mokslą. Ir suprantate, tada tas pasiteisina. 9, ačiū. Dėkojame komisijai. Štai tokie vertinimai. Ar labai nuvylė mūsų komisijos vertinimai, Rasa? Šiek tiek. Gaila, kad žiūrovai negali savo valios reikšti, bet jūs galite visuomet tai padaryti internete, Delfi portale visą kitą savaitę, reikšti savo simpatijas ir daugiausia jūsų prielankumo pelnęs choras kitos savaitės balsavime uždirbs 1 papildomą balą. Tuo tarpu dėkojame Jungtiniam Vilniaus universiteto chorui. Mūsų studijoje iš tiesų jaunų ir energingų žmonių netrūksta ir netrukus pasirodys studijoje choras, kurio pavadinimą rėkia čia susirinkęs sirgaliai. Aš netgi spėju, kad tai yra Žalgirio sirgaliai. Sprendžiant iš jūsų vėliavų ir spalvos žalios. Bet panašiai rėkia irgi, panašiai garsiai.
Ačiū. Čia kultūringas renginys, ne brutali sporto šventė. Nereikia. Kągi, tikrai pakvipo Kaunu energija, netrukus pasirodys Kauno choras. Į stadioną netrukus išbėgs Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė, vadovė Danguolė Beinarytė. Jie atliks kūrinį Come What May. Klausomės įdėmiai kauniečių parinktos dainos. Visas universitetas, kurias specialybės gimdo, tos ir Tie pas mus yra mūsų specialybė. Tie ir dainuoja žmonės. Aš pats statybininkas. Ne iš Ukmergės, bet... Taip. Tas technologijos universitetas, jisai daug suveda žmonių, tikrai tokių technokratų. Tikrai yra meniškų būtybių, bet ta technika irgi savo turi tokį aiškumą, konkretumą, visą kitą. Čia jie atėjo į chorą ir jie iš esmės, tokį biškį, kreizas pasidaro. Goželiai, konkretus goželiai. Goželiai, tai tokie, Mieli. Mėly, biškis, nučiuožia tokia. Lengvai, taip, bet faini iš tikrųjų žmonės. Gožulis tai iš tikrųjų yra tikras išsiblaškėlis, nes susikoncentruoja darbui. Visi be išimties. Ir aš pati esu lygiai toks pats goželis, kartais būnu ir gan dažnai. Taisyklė yra viena pagrindinė, tai yra be galo didelė kantrybė. Jau galiu rėkti kartais ant jų ar kažką sakyti, jie apsimeta, kad taip labai suklus ar labai rimta. Ir po poros sekundžių vėl tas pats. Bet jau jeigu aš užtylu, 30 sekundžių, minutės, nežinau, gal buvo kažkada, kada patylėjau, tada jau. Tylos. Ne, manau, kad dažniausiai girdim, pabandom dar kartą. Nes repeticijos tai svarbiausia yra kartot, dėl to dažniausiai bandom iš naujo. Tikrai ne iš karto gaunasi. Būna visose repeticijose, miega šalia, jeigu uždainuojam labai aukštą natą, tai kartu su mumis dainuoja. Lipa ant scenos. Jo. Geriausias ir galis mūsų. To vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Listen to my heart, can you hear it sing? Telling me to give you everything. Seasons may change, winter to
Oi, Danguolė, puikus kūrinys. Oi, Moulin Rouge'as. Tai buvo daina iš Moulin Rouge'o, iš miuziklo Moulin Rouge'as. Ir pamatėme, kad jūsų chore yra netgi ir soluojančių. Ir taip gražiai besišypsančių. Ar matėte jūs, kaip gražiai šypsojasi tas vaikinas? Kuris vaikinas? Štai tas. Ir kodėl vaikiną jūs įsidėmėjot, Andriau? Liaukitės būti šitą Homofobiška. homofobiška. Ir čia iš viso nebūkite seksistė. Vytautai Lukočiau. Kaip jums miuziklas? Man miuziklas viskas gerai, bet čia buvo dvi mergaitės, kuriuoms aš visą dieną šiandien sakiau, jeigu norite nupirkti vakarį ir gerbiamą Vytautą, tai užeikite, pasiūskite mums oro bučinius. Jos nepasiryžo. Tai ką, važiuoja, siunčia, čia katram. O kokie sirgaliai, aš dabar bijau kažką blogą pasakyti, nes mano plaukai neapsaugo mano tos kitos vietos ir aš bijau, kad ten pradės kristi kas nors. Niekas ten nekris, perdurs su ta vėliava ir viskas. Gerbėmieji, aš tiesiog turėjau malonumą didžiulį, galbūt daugiau iš mergaičių, todėl kad vyrai šiek tiek, kai jūs dainavote unisonu, gal jums nebuvo taip dėkinga ten atskleisti kažką tokio daugiau, bet kaip mergaitės išmokytos yra gražiai vokališkai žiotis, ten galima tiesiog apžiūrinėti gerklas tuo metu. Čia yra geras požiūris ir tai yra labai malonu ir skamba tai iš karto kitaip negu va šitaip dainuoji ir toks garsas gaunasi sintetinis. Ką aš daugiau galiu pasakyti? 10, ačiū. O. Ačiū. Ačiū. Nesidžiaugite, sirgaliai, dar tik pradžia vertinimo. Vytautai Miškinį, prašom, žodis jums. Aš tai repliką savo kolegai. Mažiau sėdėkit publikai nugarą, mažiau iš viršaus plaukai birės. Gerus sirgalius turit, fantastiškus. Bet žinot, turbūt su klausa šiandien mūsų kolegai blogai. Vyrai dainavo ne unisonu. Ir aš netekęs, kad 13 vyrų padainavo taip kokybiškai gerai daugiabalsiai. Ir kuo mergaitės išėjo, sakau, nu kiek jie temps. Ir jie temp ir buvo įdomu. Vyrai pradėjo labai minkštai, paskui perėjo į tą vadinamą popsui reikalingą vokalizaciją, tokį stilių dainavimą, kuris truputėlį atvirokas. Ir mergaitės sugebėjo tai derinti. Ta su tuo. Ansamblis, štrichuotė, dinamika, kulminacija, kas tik nori. 10. O. Pagyros. Kalbiname poną Lauryną Vakarį. Žodis jums. Vyrai, jūs mane nupirkot, čia buvo kalba apie lytiškumą, dar kokią, nu mes abudu su Vituka žulikiečiai, galima būtų prikišti mums, kad mes vyrus labai mylim. Nu, fantastika, vyrai, Danguolė, aš jūsų, 10. Na kągi, kol kas šypsosi Danguolė, nes ji dar negirdėjo Zitos Kelmickaitės. Žinot, choras, kuris pasikliovė garsu, balsu, dainavimu. Toks turi būti choras. Akademikai, Kaunas niekada su geru Napoleonu, smetoniškas Napoleonas neatveža. 10. Aš išgirdau labai įdomių užgaidų, girdėjote? Ne, Zita, klausykite. Danguolė. Taigi, sirgaliai dėkoja. Man atrodo, įsigardo komisija, ko gero sirgalių. Na kągi, linkime kauniečiams sėkmės, jaunystė, tegul varo pirmin, susitiksime kitą savaitgalį, paruošite naują kūrinį ir pradžiuginti mus visus. Dėkui. Ačiū. Pristatinėti šį gyvo garso performansą. Kitaip nepavadinsi, kadangi čia ne tik geriausi Lietuvos chorai demonstruoja savo sugebėjimus, bet ir nuostabusis Vilniaus simfonietos orkestro ansamblis, kuriam mes dar neskyrėme savo ovacijų. Ačiū Jums, kad Jūs padedate mūsų choristams. Ir šis konkursas vadinasi Lietuvos balsai chorų Eurovizija. Mums už nugarų jau stovi Liepaitės, ilgametis choras ir su savo tradicijom ir tikrai puikiai pasirodęs praėjusį savaitgalį. Liepaičių vadovė yra Jolita Vaitkevičienė ir Liepaitės atliks kūrinį
Mamai. Mamai. Puiku, pažiūrėkime Liepaitės ir kūrinys Mamai. Šiam pop klasikos vakaras. Tikrai dažnai mus lygina su sekta, bet ne ta blogąja prasme. Sekta tai dėl to vienybės jausmo, nes dažnai Liepaitės tiesiog yra lyginama tiesiog su vieniu. Nu, sunkiai suvaldau 60 liepaičių, bet būna matyti tokių momentų atsakingų, kada visgi jos pačios supranta, kad reikia susiimti. Mes turim su jomis tokį slaptą susitarimą. Ypač dabar šio projekto metu mes visos labai taip tarsi nuščiuvom išgirtusios bet kokį suplojimą tiesiog. Ir visos tiesiog atsisuka, nes dažniausiai mūsų vadovė, būtent kai nori mūsų kviesti arba nutildyti, tai tiesiog taip raiškiai suploja ir tuomet visos atsisuka ir tiesiog nutyla. Mūsų kaip badas, gal mama tokia, didžioji mama tokia. Jinai kiekvieną kartą randa vis kitokį žodį mus kreiptis. Mergytės, mergaitės, sopranėliai, liepaitės, visaip. Apskritai tai priklauso nuo kūrinio, kurį mes dainuojam, nuo nuotaikos galbūt. Vieną iš tokių populiariausių frazių tikriausiai išgirstumėt, jeigu ateitumėt į mūsų prasidainavimą. Tuomet, kai dainuoja sopranai ir mokytoja nori, kad viršūnės būtų labai skaidrios ir ryškios, tai ji liepia mums dainuoti tiesiog per blakstienas ir pati labai vaizdžiai taip tarsi pademonstruoja, taip net pašoka. Dainuokit per blakstienas. Garsas turi sklisti per blakstienas ir tuomet jisai iš tikrųjų būna geras, jei mes jis klausom. Taip, toksai. Pavyzdžiui, ne prablakstienas būtų koks nors ten mi, o prablakstienas būtų mi. Nu, jisai tarsi sklinda, jis tarsi tęsiasi. Toksai tikras liepaitiškas garsas, kai jis dainuojamas prablakstienas.
Liepaičių mama, Jolita Vaitkevičienė, kaip jaučiatės? Kaip jūs sakėt, mama. Stipriai, stipriai, bet jūs kaip tikra mama. Ir visos kaip viena. Manau, kad chorui to ir reikia. Ar kaip tik reikia individualybių? Va ir paklausime pono Lauryno Vakario. Jūs patakėte tuo momentu, kai rašiau kareiviškai. Įdomu, ką rašėte? Mama, kareiviai. Mama, kareiviai. Labai kieta. Profesiškai nieko negali prikišti. Bet kareiviai. Man kita mama. Ačiū. 9. 9? O. Jum per šaltą, per kietą. Per šaltą ir per kietą. Norėjote minkštesnę. Mama, padaryk arbatas man. Ne. Mama. O ne, mama. Mano galva turėtų būti kitas užtaisas. Mergaitiškas. Nu, čia žinoma, Zita prie kietuolio. Mojuoja ranka, nes ji... Jau tokia nori tokių mergaičių žioplių mama. O čia šiuolaikinės panelės. Šiuolaikinės, kurios žino, kas yra mama. Viską uždirba pinigus. Mama viską daro. Man labai patikot jūs. Man jūs labai patikot. Pirmiausia, pasiėmėt populiarią dainą, nes čia vyko tokios diskusijos, o kodėl čia populiarioji klasika, kas čia per klasika. Klasika ir yra populiari daina. Labai geras tekstas, labai graži melodija, prasmingas tekstas. 10. Ir teisingai, taip. Na, gerai. Aš labai sutinku su Zita Kelmickaitė. Sutinkate? Sutinku 150%. Na kągi, kreipiamės į profesorių Vytautą Miškinį, prašau. Gerbėmėjai, čia yra tikras klasikos popsas ir popso klasika. Tai yra chorinė faktūra, pilnaverčiai išnaudota ant labai geros populiarios dainos. Aš net čia nustebėjau, mergaitės buvo ant riebos truputėlį perforsuot, bet tai buvo arti to popso manieros, kur reikės nueidavo į klasikinę manierą. Aš mačiau, kad čia viskas buvo savo vietoj suderinta ir labai stipriai prieštarauju Vakariui. 10. Ačiū. Na, įdomu, ką pasakys Vytautas Lukočius. Nu, ką aš čia pasakysiu, visi čia mes bijom Zitos. Čia, žinai, paskui nuėjome čia už durų, kai gaunam per galvą. Man tik tai vieno, ko aš norėjau iš jūsų, vat, ką mes kalbėjom apie vieną ar apie visas. Man trūko, vat, kad per kiekvienos, aš veidą žiūrėdamas, per kiekvienos išgyvenimą matyčiau tai, ką jūs sutarė, kad nejudat, bet dar labiau norėtųsi jūsų veide, kad jūs dar labiau išgyventumėte tai, ką sako jūsų vyresnioji mama. Tačiau tai tikrai buvo ne tas didysis trūkumas, dėl kurio aš jums negalėčiau parašyti 10. Ačiū. Dėkojame Vytautui Lukočiui. Kągi, beveik visi įvertino puikiai. Linkime kuo geriausios kloties. Toliau mūsų konkurse dalyvaujant, kadangi žanrai keisis. Šaunuolės. Mes visi šypsomės. Gerai, šypsokimės. Šypsokimės. O beje, ar jūs pastebėjote, kad mūsų choristai, dalyvaudami visi kaip vienas, atlieka kokį nors judesį? Na, imituojantį tai, apie ką jie dainuoja. Jeigu apie širdį jie rodo širdis daugmaž čia. O kaip jie, pavyzdžiui, parodytų kokį nors sudėtingesnį žodį, pavyzdžiui, frazeologizmas? Aha, jeigu dainoje būtų žodis ekskavatorius. Kągi, mes tikimės, kad kompanija, kuri netrukus pademonstruos savo vokalinius sugebėjimus, ir demonstruos vokalinius sugebėjimus, bet o ne pademonstruos ir puikią choreografiją išradingą. Manote? Tai kaip choras be choreografijos, Andriau? Dabar Liaukitės, pagalvojau, kad tai dėsninga. Jazz Islandas, jie imituoja visus muzikinius instrumentus ir jiems praktiškai to per akis. Gerai. Nes tai yra visiškai a cappella. Ir sveikiname Artūrą Noviką su visa kompanija. Jie atliks Abos kūrinį Lay on Your Love of Me. Tai, ką darom, mums labai patinka. Mes patys ir labai norim dainuoti ir stengiamės, nes labai vieni kitus mylim, labai kitus palaikom. Vieni už kitus atsakingi. Mes ne tik
kolektyvas, bet mes ir šeima. Jo, mes ne tik bendraujame toj visoj aplinkoj mokyklos, bet kartu ir laisvalaikį leidžiam. Nepaleidžiam vienas kitą ir visą laiką būriu tokių esam. Labiausiai mane asmeniškai žavi tai jo humoro jausmas, nes kiekvienoje repeticijoje neišeisi su liūdna nuotaika, visada būsi linksmas. Mes labai dažnai juokaujam, mes kartais tais juokais susišnekam ir ironija, kartais netgi, bet ne ta pikta, o ta tokia gražia ironija. Tai jeigu padarai juokingą judesiuką ar ką nors tokio ne į ritmą, tai... Labai dažnai pamėgdžiojamus, tai perdėtai. Sunku jį parodijuoti, kai jisai pats mus parodijuoja. Dažniausia, gal turbūt frazė būtų, nu hebra, susijimkit, raminkitės. Nes esam... Kartais mėgstam. Jauni, išdykę ir kartais reikia truputį mus padrausminti. Artūras pasako porą pastabėlių, kad ten neklausom, arba ten dar kažką nusidainuojam, tai bet mes susijamam ir stengiamės to nedaryti. Nu, čia toks kaip sėkmės ženklas iš tikrųjų. Mes sudedam rankas ir vadovas sako, kas mes? Ir mes sakom, Jazz Island!
Artūrai Novikai, kviečiame į priekį. Taip, tai vienintelis choras, kurio meno vadovas slepiasi pačiame chore, jį atrasti gana sunku. Ir taip pat, kuris dainuoja kapelą. Kągi, kreipiamės į komisiją ir dar kartelį kalbinsime Abos žinovą, kuris jau vieną kartą Abos nerado vieną kartą. Laurinai Vakarė, ar čia atradote Abą ar ne? Kažkas tai buvo panašaus į tabą, bet man labai gaila, kad daug parako išnaudota akompanemento, o dainai ir nebeliko. Galų gale, man atrodo, kad jūs dar netaip jau seniai tą kūrinį dar ir repetuojate, jis dar nesusigulėjęs kažkoks yra, toks žalias, ne žalia stotelė, bet, nu, žaloka. Žalios stotelės autorius šypsosi. Taip. O kaip jums, atleiskite, aš vėlgi jūsų tėtį kreipiuosi, jis nuolatinis mūsų laidos dalyvis. Pone Novikai, ar jūs Abos mėgėjas ar ne? Aš nesu didelis mėgėjas Abos. O šis kūrinys? Jis nepriklauso prie mano mėgstamiausių kūrinių šitas kūrinys. Ačiū už nuomonę. Kągi grįžtame prie komisijos. Rezultatas 8. 8. Ačiū. Kreipiamės į žmogų, kuriam bet kokia žiūrovų reakcija yra kaip medus. Pirmas dalykas, man tame garsyne paskendo melodija. Aš prašysiu jums 9, nes aš matau, kiek vis dėlto čia yra kruvino vadovo darbo, bet tai buvo ir pastangos, ir vis dėlto šitoje situacijoje, aš sakyčiau, jaunimas vis dėlto jie nepaskendo. 9. Ačiū. Vytautai Miškinį, žodis jums. Labai įkyriai skambėjo melodinis piešinys, neišraiškingas, buvo tiesiog natom. Ir šitas kūrinys nėra dėkingas, jame nieko ypatingo neparodys. Gal, sakyčiau, jums šį kartą nepavyko, aš už 8. Ačiū. Ir Vytautas Lukočius. Viskas jumise buvo ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs turite tokią galimybę ir galite daryti tokius kūrinius, kuomet jums nereikia akompaniemento ir tai yra turbūt jūsų privalumas. Tiesiog norėtųsi kartais išgirsti, ką jūs galite padaryti, kai yra akompanimentas, galbūt kitose laidose. Ir ką čia reiktų palinkėti solistėms, galbūt geresnių dienų, kad jums labiau praskambėtų visos koloratūros tos mažosios, kurias jas turėjote. Man labai patiko jūsų pirštukai, kai lakstė. Bet dar reiktų ir pasimokyti grot fortepijonu, nes matau, kad pirštukai nelabai atitiko tai, ką dainuojat. Jūs bandėte, kaip iš filmo fleitą groja, bet ten ne tą spaudo. 10 šį kartą. Ačiū. Opa! Lukočius yra visiškai nenuspėjama komisijos narys, bet tebūnie visi jie skirtingi ir skirtingai vertina, o beje paminėta idėja apie akompanimentą. Ar pasitelksite kurioje nors laidoje? Mes patys akomponuojam, toks jau mūsų žanras yra ir duosim muzikantam pailsėti ir turbūt gal tik tai žino tas, kuris aranžuoja, reiškia negaus savo biskį pinigėlio, bet ką darysi. Nors kita vertus, jeigu jūs važiuotumėte į Austrijos sostinę Vieną, kur susirinktų 10 šalių chorai, tas Lietuvos choras jis būtų praktiškai visų chorų akompanimentas. Be problemų. Kągi, Artūrai, sėkmės jums ruošiantis kitam savaitgaliui ir... Ačiū. Ačiū. Jeigu sveiki, jeigu nečiaudote, nekosite, tai tuomet šis projektas jums, nes tai yra gyvo garso, nuostabių balsų, neužkimusių balsų konkursas. O jeigu sergate, ateikite čia, mes turime kupiną salę sirgalių. Taip, visi jie čia serga, rėkauja nesavais balsais, palaikydami chorus. Ir vienas iš tų chorų yra pasirodysintis netrukus čia studijoje. Jau jis pasirodė. Jis čia jau yra, aš meno vadovas nematau. tik tai trypčioja. Ir tai yra choras Ave Vita, vadovas Kastytis Barisas. Jie atliks Weberio kūrinį Concert Celebration. Weberio suraukė antakius, nepažįstat jūs Weberio? Andrew Lloyd Webber. Čia parašyta tiesiog. Gerai. Nes aš pagalvojau, kad ta juostelė ant jūsų kaktos išduoda, kad neseniai buvo daryta trepanacija ir maža ką, ko ten prikišo į smegenis. Puiku, taigi linkime Edukologijos universiteto chorui sėkmės ir kviečiame meno vadovą.
Kastyti, prašau. Scena, koncertas, festivalis, konkursas, autobusas, bendruomenė. Tai iš tikrųjų tai yra antras žmogaus gyvenimas. Ten, kur meilė muzikai, vietos atsiranda ir meiliai. Per beveik 80 chorų Ave Vita gyvavimo metų jaunimas repetavo, mylėjo, pykosi, skyrėsi ir kūrė naujus meilės projektus. Vadovas yra šiaip prieš visas draugystės, jis visada sako, kad visos yra mano, nedrįskit draugauti, bet vis tiek jisai žino, kad tai yra neišvengiama, kad kai jauni žmonės susitinka, tai visada draugauja ir susidraugauja ir tos draugystės virsta į kažkokius stipresnius, ilgesnius santykius. Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis tos repeticijos, pasibuvimai repeticijose iki 11 valandos vakaro, darbas kartu, juokai, pykčiai. Žinot, kaip būna, pamatai ir tiesiog natūraliai taip viskas įvyko. Pamačiau Lietuvos balsus ir labai įstrigo daina Labas rytas į planų. Ir aš ten jį ir pamačiau, kaip tik filmuotai medžiagoj. Tai... Tas, kuris labiausiai turbūt artis, tą ir pamatė. O štai kelionėse, kur kartu praleidžiama visas 24 valandas, kartais meilė sugriebia ir nepaleidžia. Taip nutiko ir šioms poroms. Portugalija buvo pati tokia pasižiūrėjimai dar tik viens į kitą, bet kažkurio metu tai pasitvirtina, kad tai taip, tas žmogus. Ir tuomet išpuolė kelionė į Rusiją. Na ir tiesiog taip įvyko, kad toj kelionė mes ir pradėjom artimiau bendrauti. Aš tiesą pasakęs, galbūt net nemačiau tos Rusijos. Galėčiau net ir taip pasakyti, nes mintis sukosi tik apie jį. Prisimenant tą kelionę, ką aš prisimenu, tai tik tai buvimas su juo. For now I fall.
Na, Kastyti, pribloškėte mūsų visą retrospektyvą. Sero Andrew Lloydo Webberio popuri. Vytautai Miškini, jūs šypsotės, bet nieko gero nežada jūsų šypsena. Ar jūs taip išskaitot? Taip, jį klastinga. Čia būdinga Kastyčiui, čia jisai maudosi, čia jo savastis ir reikia priimti arba nepriimti. Kitas dalykas, galbūt tie judesiai, ypatingai jie sustingsta, primena Bresto teritorijos monumentą. Reiškia, sustingusiais balsais. Aš nenau, čia tos dvi grupės sąmoningai padalintos, nes aš tai pakviečiau šokėjus. Net matėsi, kad biški pamiršau judesi greitai, atsigrėdžiau į kaimyną, atsiminiau. Aš įsivaizduoju, kiek daug darbo įdėta pirmam 2 eilėm išmoktos judesius. Čia krūvinas darbas. Entuziazmas ėmė viršų labiau negu muzikinis rezultatas arba net ten fragmentai tie šokiniai, kurie mane truputėlį linksmino. Nulinksmino. O čia gerai pataikėt, bet mano šypsena dėl to, kad linksmino. Už tą entuziazmą 9. Ačiū. 9. Ir taip pat turime dar vieną dirigentą komisijoje, Vakarė Laurydai. Man labai patiko paskutinis akordas. Išlygintas, labai gražus sopranai, kokybiškai, gražu, šaunuoliai, judėti sunku. Tas įsakykim judėjimo, dainuokim. 8. O. Ačiū. Vytautai Lukočiau. Kreipiamės į dar vieną dirigentą, Vytautas Lukočius. Mane įtikino iš esmės jūsų gražus dainavimas, jaunatviškumas. Tik labai norisi, kad jeigu jau duoda, tai duokit 100%, kaip sakote, o neduodi ir gaila. Kastyti, nenorite duoti? Duokit. Va dabar pat. Tai jau davė mums čia visus musicalus ir dabar kitiem choram nebeliko ką dainuot kitose laidose. Tai va čia galbūt ir blogoji ta dalis. 10, ačiū. O. Išgirdo, kad gali gauti. Na kągi, Zita Kelmickaitė, prašau. Žinot, savo laiku rajonuose Lietuvoje buvo labai populiarūs gyvieji paveikslai. Man atrodė, tie judesiai tikrai nepykite, bet irgi, kaip sakant, ne pro kur. Bet kitas dalykas, jūs gerai dainavote. 9. Ačiū, Zita. Ačiū, kad nerodėte nieko šnekėdama. Na, ta prasme, graži kaip dievaitė, juk galėjote, bet susiturėjote, taip. Ir kągi, Vitais, linkime sėkmės ir linkime dar stipresnės choreografijos, kad išvestume iš proto komisiją kitą savaitgalį. Kągi, sėkmės jums, ačiū. Dėkui. Už mūsų nugarų nuostabusis Kyvi choras, kuris yra... Iš Lietuvos vaikų ir jaunimo centro. Taip. Su vadove Danguolė Aukselienė ir atliks Michaelo Jacksono kūrinį Blame It on the Boogie. Reikškitės. Nuostabu. Choras Kyvi. Iki šiol neturėjom vyrų tokio amžiaus, tarkim 16-17 metų, bet dėja va šitoj grupėje atsirado vyrai ir sakė vadovė, jūs mūsų neišvarysite, mums labai patinka. Pradėjau dainuoti, patekau iš pradžių mokyklos chorą, tenais turėjau draugų, pažįstamų, klausiau, kur jos dainuoja ir jos pasakė, kad jos dainuoja Kyvi ansamblį akapelinėme. Ir kažkaip vieną kartą atėjau, vadovė pasakė, kad turiu neblogą medžiagą, kaip man pasakė, ir... Metus jis laiko padainavo ir staiga visiškai netikėtai pradėjo groti studijoje. Sakau, tu kur muzikos mokėsi? Jis sako, ne, aš groti nemoku. Sakau, kad tu čia groji. Tai aš sako, aš iš YouTube ten paklausiau ir pradėjau groti. Bet aš buvau nustebęs, žmogus, kuris nepažįsta nei natų, groja tokius sunkius kūrinius. Aš sako, žinok, muzikos akademijai tokių negrojau, ką tu čia dabar groji. Mano šeimoje tik tai mama buvo anksčiau mokėsi, priverstinai iš tiesų, smuiku ir muzikos mokykloje. Bet šiaip daugiau niekas negroja ir nieko. Pradėjau pats tiesiog mokytis, galbūt prieš 2 metus pradėjau iš tiesų. Kažkaip niekada apie tai negalvojau, pianinas kažkaip netraukė manęs, daugiau sportai vis laik buvo iki tol. Futbolas, krepšinis, kaip ir daugelis iš tiesų. Ausinukai ant galvos, klausausi kažkokią melodiją, bandau atkartoti, taip pat lygiai iš klausos galbūt. Spaudinėjimas kiekvieną klavišą iš eilės iš tiesų. Žiūriu, kad visai lengvai einasi. Iš pradžių išmokstu dešinę ranką, kuri melodija, o kairiąją po to tik tai pritariu.
Jeigu taip sėdėčiau prie pianino, tai gan greitai iš tiesų, per dieną galiu išmokti praktiškai visą kūrinį. Tai yra pirmas toks atvejis ir manau, kad netaip dažnai tokie atvejai pasitaiko. But you're in that boogie, dancing all night long, all night long. Blame it on the sunshine, ain't nobody's fault. But you're in that boogie, all night long. Sunshine, moonlight, good times, boogie. Tai tokia Michaelo Jacksono chorinė versija. Ar jūs pati patenkinta? Taip, sakykim, kad taip. Kreipiamės į komisiją. Vytautas Lukočius kilnoja antakiukus, jam tai atrodo kaip drugeliai kokie. Veido masažas. Veido masažas. Kaip vertinsite? Šiaip viskas labai fain. Man ko labiausiai trūko? Man trūko jaunojo Michaelo Jacksono. Man trūko tos solistės, kad jinai duotų daugiau jėgos, stipresnio balsiuko. Šiek tiek taip viskas kažkaip choriškai nuskambėjo. Mes visiškai buvom kitaip paruošę projektą, bet staiga atsidūrė čia repetuot, nusprendėm, kad solistės per daug ir kad miela komisija pasakys, o kodėl čia tiek daug solo, o choro mažai. Man pritrūko šiek tiek tos druskos. 9, ačiū. Dėkui. Laurynai Makariai, kreipiamės į jūs. Tai, ką jūs padarėt, man labai, labai, labai patiko 10. Ačiū. Laurynas Makaris negaili pagirimų. Įdomu, kaip įvertins Vytautas Miškinis. Labai daug darbo įdėta, bet, laukia, kad būtų, žinot, man atrodo, kad jos bijojo perspausti, niekada nedagdė. Man taip atrodo. Gal aš klystu, Vytautai? Gal. Supranta, o solistą veltui slėpėt, mesgi vis tiek vertysim komplektą, o ne ją atskirai, chorą atskirai. Aš už labai, labai gerą 9. Ačiū. Ačiū. Ir Zita Kelmeckaitė, prašau, žodis jums. Bet čia lyg kritikavom, kad visi rankytėm mosavo ir kad šoko. O čia irgi mosavo ir viską, bet jie darė viską tvarkoj. Taip ir turi būti. 10.
sąvokų pynė. Iš tiesų buvo kalbų apie chorinį dainavimą ir apie individualybės. Kiekvienas choras jų turi ir kiekvienas choristas, ko gero, svajoja tapti solistu. Ir kaip yra jūsų chore? Šiaip aš visuomet linkusi už individualumą, bet tą individualumą sujungti bendrą visumą. Kada reikia, tas individualus žmogus, jisai turi pasireikšti, jeigu jis gali, tai aš visuomet jį išvedu. Tai solistai, kurios buvo primažinta, gal mes jai leiskim dabar blikstelti ir bent vieną motyvėlį driokstelti, va taip kaip dabar. O ką? Prašom čia. But I don't get no loving, and that's no lie. We spend the night at Frisco, in every kind of disco. From that night I kiss our love goodbye. Don't blame no sunshine, don't blame no moonlight, don't blame no good times, blame no boogie. Don't you blame no sunshine, don't blame no moonlight, don't blame no good times, blame no boogie. Sunshine, moonlight, good times, boogie. Blame it on yourself. Sunshine, ain't nobody's fault but yours and that boogie all night long. Boogie. Blame it on yourself. Sunshine, ain't nobody's fault but yours and that boogie dancing all night long. Yeah, yeah, yeah. Sunshine, moonlight, good times, boogie. Pasaka. Bravo, šaunuoliai. Trys, du, vienas. Du gaideliai, baltų žirnius kūlė, dvi vištelės, į malūną vežė. Dvi vištelės, į malūną vežė. Ačiū. Kągi, kaip suprantate, tai yra gyvo balso, garso koncertas, konkursas Lietuvos balsai chorų Eurovizija. Čia chorai dainuoja gyvai, tikrai nėra jokių fonogramų. O ką jūs ten rodėt rankom, man labai įdomu. Kaip jūs ten? Tarsi dirigavau. Tarsi. Tai visi ir matėm, kad tarsi. Nes iš tikrųjų tai aš bandžiau apglėbti merginas kuo platesniu mostu. Taip. Norėjusi prisiglausti, nes tai choras Viva. Chorui diriguoja Valerija Skapienė ir merginos atliks Chantel kūrinį Impossible. Kai pristatot kūrinį, galima tokį šauktukėlį dėti, kad visi žinotų, kad jau galima ploti. Merginos atliks Chantel kūrinį Impossible. Tai ir plojimas. Kada nors tikrai svajonė yra, kad mergaitės išmoktų dainuoti mūsų tą ūkišką, žemaitišką. Galbūt 20 žmonių, bet jeigu ir žemaitį, tu žinai, ką jis žemaitis, tai žiūrė namiekis. Ir tu turi žemaitišką kalbėti, nes kitaip neišėm. Monosmeniška tai ir meditacija. Ateina atsipalaiduojant galbūt bet koks problemas. Ant visas 2 valandas dingst repeticijo. Kolegas irgi įrašinėja į telefoną mano pokalbį su mama. Tai ir po to sak, aš niekaip nesuprantu jūs kalbos, sak, va žiūrėk, net Google Translatoris nesupranta. Bitikled. Mikiem. Ai, Mikiem, da, bitikled. Mikiem. Miguokė. Ai, Mikiem. Bitikled, Mikiem, da. Dar yra akatuka ataka. Akatuka ataka. Pačiam žemaičiui skaityti žemaitiškai yra pakankamai sudėtinga. Ir aš kaip pirmą kartą skaitau akatuka ataka. Gerai, dar kartą. Akatuka ataka. Vis tiek nesupratau. Akatuka ataka. Ir į mane jau visi savi sako, neperskaitai. Ir tik tai tada akatuka ataka. Kaip žemaičiai Povilaitį dainuotų. Žibink mon apentas. Žibink mon apentas, žibink apentas. Vėl švieski man vėl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I did, and now it's done. There's nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won. You can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is hard. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know that thinking all you need is there. Building paper lies worse. Empty promises is worse. I know. And now there's nothing to say. And if you know it's embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Impossible, I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tikrai labai subtilus, išraiškingas ir stilingas pasirodymas. Ačiū. Man priminė tokį feministinį judėjimą. O kodėlgi ne? Zita, įvertinkit šį feministinį chorą. Taip. Jos iš tikrųjų buvo labai įtaigios. Jos buvo labai šiandien gražiai apsirengusios. Nebuvo tos susivėlusios moteriškės, kurios buvo ten pirmoji laidoj, tos tokios kažkokios raganiūtės. Šiandien jos buvo iš tikrųjų labai žavios, labai seksualios ir iš tikrųjų dainuojančios. Nu, negaliu parašyti mažiau nei 10. Ačiū. Neslėpsiu, kad jūs mėgstate ypač moterų dėmesį, kaip jūs dabar. Tai ačiū Dievui, kad, tai... Ištirpo, Vytautas. Ištirpo, tai kad ir kai Zita šneka, kai man toks tembras gražus įtos, bet šito choro gražesnis. Mergaitės, tą mergaitę ar moterį, jeigu nepriklausoma, tai turbūt mergaitė, reikia statyti priekyje ir žiūrėkit, kaip judėti reikia. Taip, prašau. Taip. Ir ką aš noriu pasakyti, visos mergaitės,
Kai jinai dainuoja, jinai nežiūri, ar tėtis, ar mama, ar draugas, draugė, jinai negalvoja, kaip valgys ir spės į troleibusą, po to rais kūrenti ten kažkokių kitų malkų. Ir aš jumis labai džiaugiausi. Jūs turite ją statytis kaip veidrodį savo kiekvieną rytą, kai dedatės 3 cm tautų visų kitų ten tų paslapčių. Tai yra jūsų vedlys. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi ir vien dėl to, kad jūs turite ją tokią žavę 10. Ačiū. Klausykit, jūs savo chorui pelnėte 10. Oho. Įdomu, ką išsirinko Vytautas Miškinis. Žinant, kad tos mergaitės ką tik susikūrė ir jos daro ir vienokią muziką, ir kitokią. 10. Labai įtikinamas pasirodymas. 10. Laurynai Vakarė. Ar dar galite ką nors pasakyti prie viso to, kas jau buvo paminėta? Taip, aišku, žinoma, išpilkime, daužykime taures. Aš Kastyčiai padėkoju už paskutinį akordą. Mergaitės, aš dėkoju, kad Lietuvoje yra moterų choras. 10. 10. Taigi komisija labai palankiai vertino jūsų chorą. Ir nežinia, ar čia lytis kalta, ar jūsų jėga, kurią transliavote. Puiku, kągi štai tokie komisijos vertinimai, dėkoju jums. Dėkojame chorui Viva. Tai buvo paskutinis kūrinys šį vakarą ir labai smalsu pažiūrėti į turnyrinę lentelę, kaipgi mūsų komisija įvertino visus šio vakaro chorus. Taip pat pažiūrėkime bendrą lentelę iš abiejų savaičių. Taip, reikėtų susumuoti rezultatus su praėjusios savaitės vertinimais. Ir aišku, jūs informuojame, kad tai tik komisijos vertinimai ir šiame projekte žiūrovai nieko nelemia kol kas. Bent jau iki finalo. Finale liks 4 chorai ir tada jau balsuos ir žiūrovai. Mes turime išrinkti vieną chorą, kuris keliaus į vieną chorą, kuris keliaus į Vieną. Gegužės 9 ten vyks Europos chorų šou. Taip pat žiūrovai vis tiek gali išreikšti savo nuomonę Delfi portale ir daugiausiai taškų pelnęs choras kitos savaitės Balsavime, turnyrinėje lentelėje gaus vieną papildomą balą. Taip. O dabar, žinoma, padėkos visiems, kurių dėka vyksta šis tikrai gražus projektas. Taigi, Gerai. pradėkite dėkoti. Ačiū viešbučiui Citygate Vilniaus senamiestį už svetingumą. Už dalyvių šukuosenas dėkojame Vilniaus kolegijos studentams. Už savo šukuoseną aš labai esu dėkinga RR Beauty grožio studijai įsikūrusiai pačiame Vilniaus senamiestyje. Mane taip pat šukavo. Jūs taip pat RR Beauty. Taip, labai dėkojame. Šukuosenos išlieka nepriekaištingos tik dėl Schwarzkopf Professional produkcijos. Schwarzkopf Professional drauge degame aistra plaukams. Už dalyvių grimą dėkojame Grimo akademijos meistrams. Už savo makiažą dėkoju Evelinai Borisniovai. Už savo įvaizdį aš asmeniškai labai dėkoju dizaino studijai Kristina Malinari. Už suknelę parduotuviai Karen Milen. Už Andriaus kostiumą labai dėkojame. Taip, Suplajui geriausi Kiekvieno vyro kostiumai. paslaptis. Nu ką, ten yra vienintelė geriausia parduotuvė. Už stilingus patarimus choristams dėkojame stilistė Austėjai Jablonskytei ir Lukui Juodžiui. Laidos draugas Puikis, tai valykla arčiausiai jūsų. Dėkojame pasirodymų režisieriams Dominikui Vaitiekūnui ir Tomui Stirnai. Nuostabu ir kviečiame jūs kitą savaitgalį įsijungti į šį nuostabų konkursą. Nes chorai atliks kitą savaitgalį roko klasikos kūrinius. Iki pasimatymo, lauksime jūsų prie televizorių.